Ei, Užsirašinėju. Reiškia, Viktorą Beusę klasiokų susitikimas, kad būtų viskas aukštam lygi, atvažiuos. nu, bus ministras, bus artistas, nu, va, ūkininkas bus, va. Tai kokie mano klasiokai, tai ne tavo kokie pėdskeliai. Na. Pasikvies gali man boikės, pažiūrėsime, kas laimėtų. Negūsdink čia manis tik tai, aha. Na, nesvarbu, nesipykim, dar prieš akį bolius. Kiek jūsų bus? Nu, ko žinau, kiek bus. Nu, tai kviečiau visus, tu žinai, dabar laikai tokie, amžius mūsų ergs katras. Nu, kiek bus, kiek nebus, nesvarbu, bet žiūrėk, dar reikia, kad va tu suorganizuotum, nu, kaip čia pasakius, kokį tai netikėtumų, siurprizų kokį. Žinau, Viktorai, siurprizų. Niekaip aš šitą bairą negaliu panaudoti niekur. Vat jūsų klasiokų, kaip sakyt, susitikimui labai tiktų. Reiškia, tu ateini su visais klasiokais, aš pasislėpęs už barą tik iššoku ir sakau, Hendegoch. Visi įsigąsta, aš tada pradedu, kaip kaks vokietys dainuot dainų. Ich liebe dich, mein liebe Freund. Nereikia, šitokio siurprizo nereikia. Mano klasiokai, kai katrie kariavi, tai kaip duos tau per šitų kaulus su kokiu pagaliu, tai tu iš po tą staliuką nepasikelsi. Ai, tada gal tikrai netinka šitas. Tai žodžiu, galvok kito. Gerai, kaip sakyt, aš esu bara administratorius ir man jau sugalvot zaprasta. Nu, tai tvarkoj. Žiūrėk, kad būtų tvarkoj. Jeigu viskas gerai bus, tai va, sumokėsiu. Nu, dvigubai, jeigu... Vsio, kertam rankam, parukam. Nerokau. Ne, sakau, parukam, nu, viskas okei. Gerai, miestant, dar einu reikalų turiu. Gerai, Viktorai, varyk, žiūrėk, tik tai iki vakaro pasirodyk. Верочка! Вера! Ну вот, Вера! Vėra, Nadežda, Liubov. Kur tu čia klausyk, žiūri, ufonautų laukia atskrenda, tie atskri šiandien prastas oras. Не смейся, Стефочка, tu jaunesnė ir aukštesnė. Посмотри, ar antram aukšte mano Vėra prie langa nestovi, a padrūška mano. Nu taip, pas Stefačku kaklas kaip pas žirafų. Iki antrą aukštą datėm, bet tai kur tu čia kalbėjai? Несиёк, Стефа, прополе, Вера, прополе. Kaip tai prapuolė? Kaip prapuolė? А вот taip мне trečią dieną neatvičiajat, man durų netidaro. Tai klausyk, gal pas vaikus jie išvažiavo? A ne, man būtų pasakius. Nu tai reikia, klausyk, gal užmygo. Ei, va, žiūrėk, aš tuoj padarau sniečko ir tuoj kaip kalsiu langą, įdomu pataikys, ar ne? Negalima, Stefačka, išmuši langą. Tai bet jeigu tavo ta draugelka užmyga prie bliūdo, aš hopt langą, jinai sako, kas čia beldžia ir atidarys duris. Trečią dieną neatvičiajat, mėgos prie bliūdo, nu. Tau, mamyt, reikėjo, žinai ko, reikėjo prie kriauklės priejus rėkti. Veračka, kaip aš kaimynų šaukiu, per visus aukštus girdėsi. Ei, klausyk, o gal einam prie durų? Einam prie durų, kur nors sugalvosim. Trečią dieną, sakai? Nu, Veračka, propolė. Kogi čia dabar taip tyliai? A tai, sakau, gal maniškį kartais operuoji, žinai. Tai kad taviškė sveika, drūta, kaip ridikas. Nu jau nesakyk, taigi per 2 vietas orų laidė. Ir da pasakysiu, prieš 2 dienas buvo nukrytų, sakau, neduok dieve maškas atsikratė. Matai, atrodo pačiam jėgų žydėjime tiek problemų turi. Reiks Galvadauskai iki senatvės dar vieną pakeist. Aš negi durnas, turiu atsarginį. Čaika vadinas, va. Tai Rusė? A man, pasakysiu, rusišką, žinok, labiau patinka. Supranti, kas ir, vat, rusiškų paėmė tokia, va, undrėski man ravesnė ir ne taip žviegia. Net nepagalvočiau apie jis. Atrodo, toks rimtas žmogus, o tokioms lastim užsiminėjot.
A tai pasakyk jau dabar, ar ir koks muzikantas, katras neturi atsarginę? Nešaukit žmona dar iškirsti. O tu ką man bijo tavo bobas, jeigu aš už pinigus perku ir tau galiu prirodyti. Yra vienas, bičiulis, kur atveža, ką nori. Gali vokiškų, gali šitų angliškų, gali ir amerikaniškų kokių. Viską už pinigus padara. O kaip kainos? Tai aš už savo šitų kukulį 400 mokėjau. Tai? Tai tu čia man klausyk. Apie harmonikas pasakai? Aš galvoju, kad apie moteris. Bijok Dievo, paperkūnais. Stefa tokį dalykų išgirstų, tai man galvų nuimtų. Apie harmonikų, bet maladėt žiūriu, Kęstutis gerai sutvarkytų čia. Aura nebelaidžia ir balsai minkštė atlyka. Dėkingas tamstai labai. Aha, prašom, Galvanauskai. Šiais metais 4 kartą jau pas mane harmoniką remontuoja. Oi, tai dar ne paskutinė. Gerai, dėkui. Nu, mat, už dėkui vaikui valgyt nepaduosi. 30 litų iš jūsų bus. Tai neturiu. A tai čia jau, man atrodo, tamstas problemas. Kad iki vakaro man būtų. Iki vakaro. Aha. Iki vakaro. Iki vakaro, Galvanauskai. Iki vakaro. Futliarų, da, tinai padėta, taip? Nu, jo, pasim pats jau. Iki vakaro. Aha, nu, iki. Aha. O tu rytoj? Taip. Kalbu. Gerai, palauk, aš tau perskambinsiu. Oi, atsiprašau, suplėpė draugė, užsikalbėjau. Ką jūs ten, dėdė Viktorai, norėjote? Nieka, taip praėjau šitą. O aš supratau, kad jūs nežinot, kiek valandų. Nereikia man kiek valandų, aš žinau. Norėjau paklausti, kuo tu šiandien vakarį veiki. Na, žinokit, nuskambėjo tai taip, kad jūs lyg ir mane į pasimatymą kviestumėt. Na, tai nepasimatė man kviečio, susitikimą. Kur? Na, supranti, šiandien mano, reiškia, klasiokų susitikimas vyksta, nu. Tai jūs norit pasakyti, kad dar savo klasiokus prisimenat? Aš tai jau savųjų nebeatmenu. Nu, tą, ką aš jų neatsiminsiu, nelabai seniai ir baigiaugi. Na. Tai va, supranti, suvažiuoja ministras, artistas, tai va, visokie tie visi žinoti. O aš va vienas kaip pirštas, tai norėjau paprašyti, gal tu galėtum. Tai aš kažko nesuprantu. Tai jūs norėtumėt, kad aš būčiau jūsų žmona? Norėjau. Siaubas trenktas kažkoks! Jau, tada nusiramink, žmonės, žiūr, taigi negi iš tikrųjų, aš pavis prašau, nu, taigi, suvaidintgi čia tik tai reikia, nu, atseit apsimes, nu, tu mano žmona, aš tik tam kartui, nu, padėk, labai prašau, vaikai, nu, aš tai tau viskų duodu, ko tik paprašai, viskų padarau. Nu. Na, suprantat, dėdė Viktorai, aš tokį progai visiškai neturiu ko apsirengti, tikrai nežinau. Nu, tai... Gerai, nu, tai gerai, einam krautuvėn, va, nupirksiu, ko tik nori, nupirksiu, kaip, va, lelko išpuošiu, nu, pabūk, mano žmona, nu, būk, mano žmona, pabūk. Dėdė Viktorai, tik nerėkit ant visos gatvės, kągi žmonės pagalvos. Tai, na, taigi, kurie žmonės, tai eina. Dėdė Viktorai, ir tik be rankų, neįsijauskit. Aha. Verutė! Verutė! Čia mesgi, Verutė! Stevka, va šitų knopkę paspausk, va šitų. Tai spaudžiau, kiek laiką spaudžiau, girdi skambutį skamba, vidu nieks neatsiliepė. Ai, больше nebeatsilieps. Blogą sapną. Sapnavau, nebebus Verutės. Ko sapnavai? А вот sapnavau, kad пришел man Aleksiukas и paėmė Verutį už parankės и ушли навсегда. Mamyt, tu negraudyk man. Aš, žinai, kaip gerbiau Verutį, kaip aš jų gerbiau, koks žmogus. Mamytė, klausyk, paskutinį metorą nieka nesiskundė. Skundės, kad labai nesiseka loterija jau. Kam čia sekas tai loterijai, bet tu pasakyk, va, dėl ligų, dėl sveikatas, nieka nesiskundė. Нет, apie politiką, jinai vis kalbėdavo apie lygas net. Ai, politika tai čia. Mamytė, anai nieks negrasina. Grasina.
Pašla jinai laiptinį ir Raimunduką rūkantį, sako, pasakysi laikraštį. Raimundukas sako, bus tau ragai, jeigu tu... Mamytė, Verutė skaityk nebėra. Viskas, policija apie šitų dalykų ne... Mamyt, Jėzus Marija, tau bloga? Pala, aš atleisiu burnu, tik tu nelė. Viskas, mamyt, einam laukan. Tyliai, Jėzu. Negera, mamyt, atsargiai. Laiptas, einam laukan. Bet tu žiūrėk, man atrodo, kad man šitie biški per didelį, ką? Na, mažesnių tikrai jau nebebuvo. Nu, bet tu žiūrėk, gal atgal praimtai. Dėdė Viktorai, nesijaudinkit, jie labai gerai atrodo. Visi klasiokai jums pavydės. Bet to netrodo, kad klasiokai nepatikės, kad tu mano žmonai. O kodėlgi ne? Tik svarbiausia, žinot, kad aš vat nesusimaišyčiau ir jūsų dėdė Viktorum nepavadinčiau. O, teisybė, nepavadink. A tai kapiec mano planui tada, ha? A tai palauk, kaip tu man vadinsi tada, ką? Tai aš nežinau, tai gal žiogučiu, meškučiu? Nu, ne, nereikia. Man sarmata bus, aš juoktis pradėjusiu. Tai vadink man Viktorioku geriau, aha. Gerai, kaip jau tik pasakysit, taip ir bus. Už šitokius kailinius, tai aš jau bet ką padarysiu. Aha, teisybė sakai, 2000 ir už kūčių sumokėti šitiek pinigą po perkūnais, aha. Klausykit, dėdė Viktorai, o kai jūsų vėl bus klasės susitikimas po 5 metų, ar aš galėsiu vėl būti jūsų žmona? Ne, negalėsim. Man per brungu 2000. Ai, pasakysiu klasiokam, kad tu numirei, va. Al ir brungęs moteris perkūnai, jeigu šitaip gyvens moteriam visų gyvenimų šitiek kainuoja. Dėdė Viktorai, bet ar mes dar nevėluojam? Baigtų su savo dėdį mani vadinti. Koks aš tau dėdėgi susitaram, Viktoriokas. Ir vėluojam, žinoma, kaip nevėluosim. Stojim, einam greičiau paskubyt. Nu, už parunkės kabinti žmoną, jau dabar tai jau... Nu, atsargiai, mamytė, atsargiai. Nu, pasakyk man dabar, ar tau jau geriau? Ar jau geriau, mamyt, sakyk, geriau jau? Nu, kaip man bus geriau, kai mano pati geriausia draugė Verutė prapuolė. Ne, tu nebėra Verutė. Mamyt, bet kuo aš galiu padaryti? Ašgi kuo galiu padaryti? Nieko aš negaliu padaryti. Ašgi tik suprantu, kad vidun įeit galima tik su jėgo. Su jėgo. O jėga, tam reikia vyrų. Atkuda dabar tu vyro gausi? Vat mano lėkščiukas tai buvo vyras iš toj padarytų parėtkų čia, kad būtų. Tai, mamytė, kuo aš tau noriu pasakyti, ir mano bronius yra vyras, ir Raimundukas yra vyras, bet anis dabar užsijėmė. Jie nesusijėmė, jie dabar negali, neturi laiką. O bet, va, ateina Vitalka, irgi vyras, ir bū padės. Vitalka, ateini čia? Vitalka, tu vyras ar ne? Da, žinot, močiutė, aš į provokuojančius klausimus tai tikrai neatsakinėsiu. Ko tu čia kalbi? Čia skaityk, žmogus nebegyvas, jisai klausimus neatsakinėja, bet taip, profesorius. Tu sąžinės turi? Ko jūs šis baidotės kažkokiais nepamatuotais kaltinimais? Vitalka nesirdys. Verutė mano prapuolė, reikia lamat dvėrius jau. Na jau ne. Į šitos visokius kriminalus tai aš tikrai nelysiu. Vitalka! Tu galvoji, ku kalbi? Žmogus 2 savaitės sužeistas, beveik miršta, užsitrenkęs į tau kriminalinį ščinaitį. Tai reikėjo iš karto taip sakyti. Tai tada einam ir darom tvarką. Taip. Tėva, tai ne 2 savaitės, a 3 dienos tik tai netidaro duris. Mamyt, ne tam esmė. Esmė, kad atėjo vyras, mums padės išlaukti duris. A, čia vyras, nu. Nu, varom. Ramandukas, nebemazgak. Tenai, šitų stiklinių ir pilk tą, tai perkūnai, kad sušilau. Tai kad tata už langą -10, tu sušilai. Tata iš lauką geriau žinot, 10 ar 15 už langą. In pilkat pasakyta. A tai kasgi tata tavi taip sušildė, ką? Užkaitina. Nu jau ne tas, svelniak, tu ne tas, apie ką tu galvoji. Žiūrėk, nebespykim. A tai čia yra rimtas reikalas. Pas meistrų nuvėjau, pasiėmiau harmonikų, užprašė 30 litų. Ramunduk būk vyras, tatai, bent porai dienų tik tai. Radai paskui pasiskolint, tata, nugi aš neturiu, supranti. Reikalas tai rimtas.
Iškasas irgi imt negaliu. Šeimininkas pamatys, galvų nusuks. Ta mamytės paprašyk. Mamytės paprašyk. Mamytė, das harmonikos remontui pinigų. Špausti jį gali. Ada ir lygas atveju neduotų tatoje. Čia harmonikos remontui. Duogi. Sugalvojau, tata. Tau vakare šitoj kaviniai yra haltūra. Kokia da haltūra? Reiškia, bus klasiokų susitikimas vienas. Turiu šakėjų. Ne, 2 šakėjas turiu. Muzikantą trūksta, tik tai galėtum pabūt muzikantu. Dainininkas yra, užpildytum pauzes. Taip trauksiu tau vienu, tai žinos, pauzėse. Tėte, geriausias skaitas rajoną, ar manikierius pauzės jam pildysi. Aš pasijį, tiek Aleksėjus tau pauzės pilda, kad nori. Ar tai ko aš tau, nežinau. Tai palauk, a kas čia organizuoja susitikimą? Tai kas, Beusis organizuoja? Matai, vaikeli, Viktoris uždarinėja, reiškia, kai bėda jam arba kokia nelaimė, tada galvanauskai atvažiuok. A kai va dabar klasiokų susitikimą, kad pakvieš žmogų, tai nebereikia. Tai kasgi tada tu klasiokas jam? Kaip ne klasiokas, mes vienais metais baigėm mokyklų, tai nesvarbu, kad ne tų pačių, bet pakviesti vis tiek galėtų. Nu tai galėtų. Klausyk, tu nesigaruok, viskas gerai gaunas. Jeigu būtum klasiokų susitikimį dalyvavęs, būtum prisiliurlinis, Ramondukų siuntis namą, kad harmonikų atnešt ir visų naktį pragrojus. A dabar 20 litrų uždirbsi. 30 ir nei centą mažiau. Pauzės užpildyti. Užpildysiu, bet trumpai. Inpilk dabar tatai biškį. Ir vandenį. Davai tik tai. Nu gerai, pačią brangiausią tata. Viniukas, naminis viniukas. Pilk, neorganizavęs. Nu va, nu tai nieko nebėra. Nu va, per tau ir pavėlavom, tai gali visi viduj jau, nu. Taigi nusiraminkit, gal dar nieks net nesusirinko, dėdė Viktorai. Kiek aš tau kartu kartosiu, vaikel, koks aš tau dėdė. Vyras aš tavo, zakonas vyras, o ateina. Kas ateina? Ministras ateina. Tai jis ministras su portfeliu? Su sakvojažu dabar atvažiavo. 100 metų be metų. Vaikas Jonai. Tai kurgi tas jūsų susirinkimas, tai yra susitikimas? Čia prašom užeik, Jonai, užeik, toj aš ateisiu, toj. Geras, taigi aš šį 3 kartus per teliką mačiau. O aš su juo 5 metus vienam suolį prasidėjau. O, Petras sveikas. Driukas atvažiavo. Ir Rimantas. Eidam, prašau, viskas suruošta, mano sutvarkyta. Suruošta, žinai, kad viskas bus tikrai. Nu geras, čia tai jau tūsas nusimato, o būčiau namie sėdėjus. Виталька, вот здесь yra šitas dvėris, kur mano Verutė žuvo. Nesijaudinkit, tik nesijaudinkit, močiute, tuoj mes viską sutvarkysim, išlaušim duris ir sužinosim, kas tai jūsų Veronikai atsitiko. Eik, ko tu čia darai? Vitaliau, tu žiūrėk, kaip daryt, aš savo duris 2 karčiai pasitraukit, sakau. Nu, 1, 2, 3. Palapiškai, iš antrą kartą. Stop, Stefanija, stop. Leiskit man, šitaip jūs tik namą sugriausit. O aš jaunystėje esu vieną kartą šitą darbą dirbęs. Ir žinot, visai neblogai man pavyko. Nu tai kasgi čia tau gaunas, niekas čia tau nesigaus. Vo, Silas daugiau. vo, darosi. Va, atsidarė. A girdit, kas čia vyksta? Nu, nahalai, vidury dienos grabina. Ei, klausyk, ko tu čia kalbi, taigi mes nieko blogo nenorėjom, ane? Kogi mes nieko čia blogo nedarėm, ko tu čia rėkia, ei? Iš čia apglotke. Ir dar babutę ant zekso pasiėmė. Mylingi, paleisk mano dočką vieną šitas. Mes čia nieko negrabėm, pas Vėračko atėjom. Mes čia pas Vėračko atėjom. Raktą gal pametėt. Aha. Palaukit, jūs paleiskit, Stefanija, aš tuoj viską paaiškinsiu. Suprantat, šitos abi moteriškės norėjo pasižiūrėti, kas nutiko poniai Veronikai, kur gyvenam šitam bute. O mes jos kaimynai. Šita babulka
čia nebegyvena. Jinai išvažiavo, užrašė savo būtą man ir išvažiavo. Viskas, ar dar klausimų ir... A kodėl išvažiavo? Man dar klausimas yra, mes... Tуда, kertam kabelius, viskas, baigiam. Skolinga mes esam červoncą su Verutė. Imk, babulka, tą červoncą ir varyk iš čia. Всё. Šitas, matai, aš jai skolinga červoncą. Aš turiu jai atiduoti, kur man dabar Verutė atiduoti červoncą. Ai, tu, blin, skolinga, duok čia na ir dar procentus atneši. Atleiskit, kad aš domiuosi, bet man atrodo, kad jūs mūsų naujieji kaimynai. Ir aš kaip suprantu, artimiausi. Nu, nepyk, akiniukas. Va taip pat ir išėjo. Ropkeš. Vitalijus. Tai aš jau eisiu. Tai palaukit, o kur jūs dabar? Klausykit. Vat mes su Andžela dar nepietavom. Varom į kokį kabakiuką, pasėdėsim, va, susipažinsim. Tai gal tikrai ne, mes su mamytė irgi nieko nevalgė, mamytė. Einam. Nehačiu. Einam. Nu, nesilaužykit, varom, normaliai pasėdėsim, pašnekėsim, va, taigi sumokėsim, kas ir dabar. Va, einam, mamytė, einam. Mes laukia palauksim, apsirenkit ir tada lauksim apačioj, gerai? Šistrekai. Dėmesio, brangus klasiokai. Eisim jau girdi. Klases uždaro. Paskutinį kartą paklausyk. Mielas toks pažįstamas ir geras tas senųjų raktų girgždesys. Šlamesys. Kas? Raktų šlamesys. Tak, tu man dabar jaunai aiškini. Negi kokioj 7 klasė esam, kad tu čia man pasakinėjai. Tu mažgi žmogus dabar rimtas. Perkūnais, va, šitą. Ir žmoną va turiu. Ir turiu. 3 sūnus turiu. Kiek? Oho, bravo. Nu, nesvarbu kiek, svarbu, kad 3. Nu. Gerai. Atsimeni, Viktorai, kaip mes 6 klasėje mokytą ant kėdės nopkį padėjom? Tai Reimantas duoda. Atsimenu, Reimantą, betgi dabar ne vieta ir ne laikas apie tai kalbėti, ha? Prisimeni, Viktorai, kaip Vitalijus bėgdavo nuo fizinio pamokų? Matyt, bijojo mokytojo, kad į krosą neišvarytų. Kur dabar Vitalijus? Taigi kviečiau, nu, Perkūnai, kaip ir žadėjai atvažiuoti, nu, nežinau, užsiėmi, sakė. Nu? Paklausam, gerbiami klasiokai. Visų dėmesio prašau. A dabar visų ilgai lauktas pats didžiausias netikėtumas. Aš tavęs, Ramunduk, prašiau, kad be netikėtumų apseitumėm. Nu, Viktorai, šitas netikėtumas, galvoju, kad bus visiems labai malonus. Pats maloniausias jūsų gyvenime. Muzika! Puikiai naktis, kiek linksmų veidų. Trupužiokas. O sakė, kad neatvažiuokas. Vitalijus sakė, jau visada moka pralinksėti. Gardena čia. Seniokam patiks, sumokės dvigubai, suprantat? Ir nemanis dar gausite po vienu kitų kapikyti. Žiūrėk, Ramundu, tatai, kada jau būt scenai? Tata, tu man iš proto jau išvarysi 6 kart kartoju.
Reiškia, išeisi, tada kai aš paduosiu ženklų. Išeidant kėdės atsisėdi ir tyliai pradedi grot. Supratai? Taip, kaip nesuprasi. Gerai, pupytės, pasiruošiam, tuoj startas. Bus siurprizas, striptizas. 2 viename. Prašom striptizų sceną. Tu jau batkiš tiem kaimiečiam locham, tu labai nemėti. Pastatysim porą bokalų ir varom, davai? Ką čia, blin, viduriuoja? Džemėsim kaip reikia. A po to pasakysim, kad pametėm kašiliuką su babkiam. Ir visu. Duok rankų. A tu, Stefa, знаешь, kur čia mus atvedė, a? Šitas, matai, naujas sasėdas, tai kaip mušė Vitalkų, a? Ko tu čia kalbi? Tai Vitalkų mušė, tau ir man taigi nemušė, man tik biškių prispaudė. Aš tau sakiau, mamyt, kų sakė, užsakės mum patiekalus, tau ir man. Užsisakinėk kuo mundresnius ir kuo daugiau valgėk, vakarienės nebus. Davai, iškutinam, varam. Bijau jų. Nebiojся! Einam. Oba, žiūrėk, čia visai krūtis tūsus vyksta, a? Žiūrėk, a? Nebuvę, ne? Varam ir mes pasitusuosim. Eik, pasiraityk, pažiūrėsi, gal dar moki, a? Jei ne, aš tai dar iki šiol apink tą strypą būtum čia raičius, a? Eik, čia seni laikai, einam šokti. Tyčia, kaip ir buvo, kiek aš šitai, abudu. Nu, kas čia dabar vyksta, tu man pasakyk, kas čia vyksta dabar? Kas išėję pas harmonikas meistrų, iš kur tos 2 meistrai dabar tau kanai? Stefa, tai palauk. Čia vyksta dausia klasiokų susitikimas, sakė, jeigu aš patiksiu su savo muziku, sumokės dvigubai. Tai pažiūrėk, koks amžius jų labai jau skirtingas, ane? Nu, taigi čia vakarinės mokyklas, Stefa. Dvigubai sumokės. Taip. Gerai, grok, pinigus parneši namo. Bet va, kai groji, ton pusėn, kur šoka, nežiūrėk. Mamyt, žiūrėk, kas ci stovi? Mano mylimiausias aktorius, dainininkas, šokėjas, Vitalijus Pauliukas. Žinai, šoka raganaitės. Braniuk, kai turėsi laiką, gali pasnakovyti su mūsų kaimynais, va. Šitą Andželą ir Ropkėvo. Ai, tu nebepabijok. Labas vakaras visiems. Jolantėlė, o ką tu ten darai? Alaus bare ir su kažkokiais pagyvenusiais vyriškiais. Tėti, taigi aš čia su vyru. Vyru? Kokiu vyru? Visiems pristatau, mano žmona, štai mano uošvės ir mano vaikų senelis Vitalijus Kajalaičius. Aš nieko nebesuprantu. Man šiandien jau per daug. Atleiskit, viso geriausio.